Podcastas.lt. Požiūrį į gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi Podcastas.lt klausytojus. Su jumis Justas ir pirmiausia visus klausytojus norėčiau pasveikinti su 2016 metais, nes mes šiais metais dar nesiklausėm ir norėčiau palinkėti, kad šie metai būtų verslus, darbingi ir produktyvūs. Ir šiandieną norėčiau pasveikinti su mūsų pirmuoju svečiu, Luku. Sveikas, Lukai. Sveikas, Justai. Tai, Lukai, aš klausytojams nieko apie tave nepapasakau, tai gal prisistatyk pats. Tai aš esu Lukas Magurauskas, šiuo metu esu 12 klasėje. Pradėjau sportuoti nuo 14 metų ir dar iki šiol tęsiu savo discipliną su šiuo sportu. Labiausiai mane įkvėpė vienas iš žinomiausių kultūristų bei aktorių ir labiausiai sėkmės pasiekusių žmonių Arnoldas Schwarzeneggeris. Tai jisai buvo vienas iš labiausiai tų žmonių, kurie mane įkvėpė, tai viskas nuo to ir prasidėjo. Tai šiuo metu dar užsiminėjau ir modeliavimu, mane samdo visokiom fotosesijom. Keliose varžybose esi dalyvavęs per tuos 4 ar jau 5 sporto metai. Realiai šiuo metu gaunasi kaip 2 metai, kaip aš sportuoju jau profesionaliai, tai gautųsi 6-7 kartai per savaitę. Tai šiaip per šiuos 2 metus tai teko dalyvauti 4 varžybose ir iš jų visų buvau 2 kartus antras Lietuvoje ir 1 kartą buvau 3 Baltik šalių čempionate, kuris vyko Latvijoje. Aš taip užbėgsiu greitai viskam už akių. Sakyk, kaip jautėsi pirmą kartą, kaip reikėjo lipti ant scenos? Vis tiek tikriausiai buvo kažkoks jaudulys, nes buvai realiai nepatyręs. Ir kaip tas jausmas, kaip tave visą ištepa tuo specialiu, aš net nežinau, kremu, skysčiu, grimu. Tai jausmas buvo tos pačios pirmos sekundės, kaip užlipau ant scenos, tai buvo, iš tiesų, jaudulys tikrai didelis buvo, bet tačiau, kai vyksta tas darbas, kurį tu mėgsti ir salėje eri tiesiog kiekvieną dieną ir stengiasi dėl to tikslo ir užlipiant tos scenos ir tu matai visus tos žmonės, kurie žiūri ir tiesiog žavisi šiuo sportu, tai yra jausmas tikrai nepakartojamas ir mane tai tiesiog veža. Ok, pradėkime gal nuo metų, kai pradėjai sportuoti, tavo amžius buvo 14 metų. Kodėl nusprendei tiek daug sportuoti? Ar nebūtų užtekę eiti į sporto salę 2-3 kartus per savaitę ir būti, galim sakyti, tokiems kaip ir visi? Realiai, aš jau nuo pat mažens užsiminėjau sportu. Jau nuo 9 metų, 9 ar 10 pradėjau bėgioti. Užsiminėjau atletiką. Po to jau perėjau prie krepšinio. Tačiau krepšinį jau lankiau 4 metus ir tada nusprendžiau eiti į sporto salę. Ir kada pajutai, kad tu galėtum varžytis profesionalų varžybas ir kad galėtum skaitytis profesionalų, po kiek laiko tau prireikė? Šiuo metu aš netgi savęs net neskaitau dar profesionalų. Tiesiog mėgaujuos šiuo sportu ir tiesiog noriu turėti tokį kūną, kurio būčiau pats patenkintas. Aišku, ir kurio neturi kiti tikriausiai. Bet šiaip, kodėl būtent ėjau tuos 6-7 kartus ir būtent tiek daug, tai nes buvau įkvėptas ir galvojau, mano pirmos mintis buvo, kaip tik tais pirmą kartą nuėjau tą sporto salę, prisižiūrėjęs tų visų motyvacinių video, kaip ten įvairiausių atletų kaip Zyzo, labiausiai realiai mane motyvavo su Schwarzeneggeriu. Tai pirmos mintis buvo tai, kad jeigu aš sportuosiu kokius 6 kartus į savaitę, tai tikriausiai po kokių pusės metų aš tikrai nesveikai turėčiau atrodyti kaip koks nors Schwarzeneggeris. Tai ir aš galvojau, kad 6 kartai būtų tai neįmanoma ir nesveika, tom dienom būdamas 14 metų, tai ir viskas taip pradėjo nuo tos dienos ir kaip paaiškėjo po šitiek metų sporto, pasirodo yra daug sunkiau negu tada atrodė. Kaip pasikeitė tavo gyvenimas, kai tu pradėjai grinai savo gyvenimą sieti su sportu? Vis tiek tai tau nėra kažkoks grinai kaip sportas, tai yra tavo lifestyle, kaip aš suprantu. Ja. Tai kaip pats visas gyvenimas pasikeitė, kai tu pradėjai gyventi sporto ritmu, jeigu galima taip įsireikšti? Pirmus 2-3 mėnesius tai buvo tiesiog ėjimas į sporto salę ir manimas valgyti reikia kuo daugiau, kad būčiau
tiesiog didesnis. Tai jo, valgiau ten pizzas, cepelinus, tiesiog bandžiau sukimšti kuo daugiau maisto į save, vos ne iki pat vėmimo, nes tada galvojau, tokiu būdu aš tikrai būsiu didelis. Tačiau laikui bėgant, daug domėjausi sporto salė, pavyzdžiui, ateinu sporto salę ir pamatau kokį nors didesnį vyrą už mane, tai aš paprasčiausiai tiesiog žiūriu, kaip jis viską daro, tiesiog mokinuos, kaip jis viską daro, jo techniką, jo pratimus ir galiausiai, jeigu matau, kad aš jam netrukdysiu arba jo neužknysiu, kitaip sakant, tai prieinu ir pradėjau klausinėti, kodėl taip, kodėl anaip. Jo, ir buvau toks vienas iš labiausiai, manau, užknišančių žmonių sporto salėse, nes labai smalsiai klausinėdavau, bet tokiu būdu man pavyko daug žinių sukaupti ir pasiekti gerų rezultatų. Tai pasakai, kaip atrodė pirmi tavo mėnesį sporte, tai gal pasipasakok mums, kaip atrodo tavo eilinė diena, kelintą keliesi, kelintą valgai ir visa kita. Taigi, viskas prasideda nuo, greičiausiai, dažniausiai darbo dienomis prasideda nuo 7, o savaitgaliais dažniausiai nuo 8 valandos, nes truputį leidžiu save palepinti miegu. Bet šiaip, atsikeliu dažniausiai 7 valandą ir einu tučtuojau gamintis pusryčius. Kol mano pusryčiai gaminasi, tai aš paprasčiausiai susidedu savo dėžutes, susidėlioju viską, pasisveriu maistą ir užstatau gaminti visos kitos likusios dienos maistą. O tai sudaro 8 valgymai per dieną. Nuo 7 iki 8. Jo, gal galėtum papasakoti apie savo pusryčius ir daugmaž kaip atrodo tie tavo valgymai, nes 8 kartus tai čia yra nežmoniškai čia. Jo, tai dažniausiai, šiaip jau kaip metai laiko mano pusryčiai tiesiog yra, čia kitaip sakant, kaip aš pats pavadinau jos, tai čempionų blynas. Tai paprasčiausiai paprastas receptas, į blenderį įmetu avižą su kiaušiniu, sumalu viską ir viską keptuvę. Tai tiesiog tokie pusryčiai dar su riešutų sviestu, aišku, suvalgau, kad gautų mano kūnas baltymų, angliavandenių bei sveikų riebalų. O visi kiti valgymai tai sudaro vištieną, jautieną, kalkutieną ir šiaip, visų rūšių mėsa bei žuvis, tiesiog stengiuosi valgyti, tiksliau stengiuosi gauti baltymus ir visas kitas medžiagas iš skirtingų maisto produktų. Ok, su maistu kaip ir aišku, daug skirtingos mėsos, daug daržovių ir visa kita. Pereikime prie kitokio klausimo. Esi ganėtinai aktyvus socialinėje medijoje. Tai yra Facebookas, Instagramas. Ir norėjau tavęs paklausti, ar dažnai žmonės rašo tau su klausimais? Jo, pastaruoju metu pavyko man, kaip sakant, pramušti ledus šitose puslapiuose, tinkluose bei internetinėje erdvėje. Tačiau su klausimais vis kasdien vis daugėja, nes žmonės nori sužinoti, kaip jiems ką geriau daryti, kaip aš tą geriau pasiekiau, ką jiems geriau valgyti, kada valgyti. Tai visą laiką stengiuosi kuo greičiau ir kuo išsamiau jiems atsakyti, kad jiems būtų aišku ir stengiuosi tiesiog jiems padėti. O žmonės tikriausiai vis dar nesupranta, kad tu esi ne robotas ir kad visas tas dalykas, tą, kurį darai, jis vis tiek realiai turėtų būti kažkaip įkainojamas. Sakykim taip, nes aš manau, kad dauguma žmonių tau rašydami, jie tikisi, kad tu jiems vos nesudarysi sporto programas ir visą kitą už dyką. Jo, šiaip, kaip žmonės šiaip rašo, tarkim, yra paprastas specifinis klausimas, tiesiog konkretus klausimas, kaip su konkrečiu klausimu man rašo. Tai aš noriu jiems atsakau, paaiškinu, prašau, kaip jiems geriau daryti, arba kaip geriau, kur ieškoti atsakymų, arba iš paprasčiausiai jiems parašau normalų atsakymą, bet kaip, tarkim, žmogus rašo, ką man valgyti, arba Lukai, ką man daryti, kad numesčiau svorį. Tai čia akivaizdu, kad jam reikėtų programos mitybos arba sporto, grinai jau sudarytos, tai už šį procesą, tai aš paprašau, kad jie susimokėtų ir aš jiems viską paskaičiuoju pagal jų duomenis, genetiką bei kūno tipą ir sudarau sporto ir mitybos paketus, kad su tais paketais jie pasiektų norimų rezultatų. Ok, bet turiu omeny, kad dar atsiranda tokių, kurie sako, kad aš neturėčiau už tai mokėti, ar čia norėčiau to uždyko, ar dar kažką. Visiškai suprantu tave, kad tu atsakai konkretų klausimą, konkrečiu atsakymu, kas yra realiai natūralu, realiai. Ir man taip pat būna, kad parašo žmonės su klausimais apie bloginimą, tu tiesiog atrašai, bet būna tikrai tokių taip, kad tiesiog uždyko visko nori. Jo, paprasčiausiai tiesiog aš jiems paaiškinu, kad tai užima tikrai kelias valandas viską sudaryti, nes aš niekada jokių programų nekopijuoju, nieko nedarau ir visą laiką pagal tą žmogų sudarau,
nes jūs pirma, aš atsakau už jo sveikatą ir kaip jis elgsis ir kokie rezultatai bus ir kaip tik nuo to priklauso mano reputacija. Taigi man tai yra viskas svarbu ir dar vienas dalykas, kodėl už tai pinigus imu, kad paprasčiausiai aš nespėju visiems sudarinėti ir tiesiog už tam tikrą sumą yra tam tikri klientai. Taip, visiškai su tavim sutinku dėl šio klausimo. Žiūrėk, ką manai apie komentarus socialiniuose tinklapiuose, tarkim, apie tave, kaip apie tave, tarkim, parašo straipsnį kažkoks dienraštis ir, nenori kartais tu, tavo artimieji nueina paskaityti to komentaro. Tai... Jo, kaip čia ne per seniausiai prieš mėnesį, man atrodo, parašė Delfis apie mane straipsnį. Tai mama pamatė jį, atsimenu, iš darbę ir paskui skambutis man atėjo ir man pranešė apie tai ir jinai sakė, kad jie tikrai labai prajuokino tie visi komentarai, nes ten tikrai galima rasti tokių juokingų komentarų, tačiau realiai, jeigu atvirai, tai aš net jų net nežiūrėjau, nes nematau, kaip čia pasakius, jokio pointo skaityti juos ir mąstyti ar šiaip apie tą tokią neigiamą emociją arba saugodinti tas emocijas. Savo nuotaiką, tai paprasčiausiai aš tiesiog nežiūriu ir nekreipiu, ką kiti žmonės galvoja apie mane arba gal tiesiog mąsto. Tai manau, tu sutiksi su manim tuo, kad visiems mūsų klausytojams, kurie nori kažką daryti, reikėtų mažiau kreipti dėmesį į kitus žmonės. Jo, tiesiog darai, kas tau patinka tiek. Dabar toks klausimas. Ar sportuoji vienas ar su treneriu? Sportuoju vienas, kartais su draugais vienu, bet kaip ruošiausi varžyboms, tai treneris man buvo reikalingas. Ką patartum grinai naujokų, jeigu žmogus nori pradėti sportuoti, bet nežino, kaip, ar jam reikėtų eiti sportuoti su treneriu ir ar treneris padės pasiekti geresnių rezultatų? Manau, kad pradedant sportuoti labai būtų gerai turėti šiaip planą sporto arba mitybos. Čia realiai būtina jau, net ar pradėjai ar nepradėjai, bet realiai dažniausiai naujokas, kuris ateina sporto salę, tai jis net nežino, ką daryti ir jis tiesiog daro visus pratimus iš eilės. O tokiu būdu tai nelabai ir išeitų realiai pasiekti tokių rezultatų, kuris nori. Tai manau, kad trenerio pagalba tikrai yra vertinga. Ir dar beje labai yra pavojinga vos tik atėjus į salę iškart pulti ir tarkim stumti kokią štangą arba daryti kokį nors kitą pavojingą pratimą, kurio galima susitraumuoti nemokėdamas jo daryti. Tai manau, tikrai treneris galėtų pagelbėti ir parodyti, kaip tai daryti. Tai tu šiuos rezultatus, kurie matosi ant tavęs, tavo sporto rezultatai, tu pasiekiai, galima sakyti, juos per 4 metus. Dabar 5 metai, kaip suprantu, eina. Realiai per 2 metus. Ir kaip manai, kaip viskas būtų pasikeitę, jeigu tu būtum sportavęs su asmeniniu treneriu? Manau, kad rezultatai būtų dabar geresni. Bent jau man taip atrodo, nes realiai aš kažkur apie iki pusės metų sugaišau laiko, kol išmokau viską, kol sužinojau, kaip ką daryti, kas man geriausiai tinka, kokį man maistą geriau valgyti, ką geriau man valgyti, kiek kartų man geriau yra sportuoti ir šiaip kiekvieną techniką, kaip reikia geriau daryti, kaip daryti. Ir užtrukau realiai ilgą laiką, kurį būčiau sutaupęs jį darant iškart su treneriu, jeigu dirbčiau iškart. Kaip galėtum atsakyti šį teiginį, kurį žmonės labai dažnai, turiu omeny, kad žmonės dažnai traktuoja tokį dalyką, kad mityba yra 85-80% rezultatų. Ar tu galėtum su tuo sutikti? Mano nuomonė, kad mityba kažkur 7%, o sportas 30%. Bet... O kur papildai? Šitą dalyką irgi labai daug kur skaičiau, bet tačiau manau, kad nei sportas, nei mityba negali vienas be kito. Abu šie dalykai yra tiesiog svarbus. Bet vis tiek neužteks tik tais metalo kilnoti. Mityba yra, gal netgi... Realiai žiūrint, koks yra jūsų tikslas. Jeigu žmogus tiesiog mėgėjiškai sportuoja ir tiesiog mėgaujasi šituo sportu ir paprasčiausiai yra jo toks tikslas, tai manau, tiesiog su mityba būtų paprasta, reikėtų paprasčiausiai sveikai valgyti. O jeigu jūsų tikslas yra turėti dailų, gražų, ryškų kūną, tai manau, mityba tikrai yra beprotiškai svarbus dalykas. Tai kokių patarimų galėtum duoti naujokams ir dar kokių patarimų galėtum duoti žmonėms, kurie tiesiog nori išlikti sveiki? Manau, kad svarbiausia būtų valgyti sveikai. Tai atsisakyti maisto, kuris turi cukraus,
miltinių produktų, tai bandelės visokios ir šiaip vengti druskos. Aišku, nepakenktų tai tikrai. O patarimai naujokams kokie būtų einant į sporto salę ir, sakykime, su mityba? Naujokam tai viską, ką aš dariau, pačioj pradžioje atsimenu, tai stengiausi valgyti kuo daugiau, bet sveikai. Bet tai aišku, daug ko nepasakys, bet paprasčiausiai patarčiau daryti taip, kad suvalgytumėt per visą savo dieną, tiesiog suvalgytumėt tokį maistą, kad jūsų kūnas gautų angliavandenių, greitųjų ir lėtųjų. Tai greitieji tai būtų vaisiai, lėtieji tai kaip avižos, rudieji ryžiai, grikiai ir dar labai būtų reikalingas dalykas baltymai. Tai čia mėsa, žuvis, kiaušiniai, plus vienas iš svarbiausių dalykų būtų sveiki riebalai, tai avokadas, omega 3, čia omega 3 tai yra žaldukai, riešutai, riešutų sviestas. Tai šitos visus dalykus jūsų kūnas gavęs tikrai progresuos, augs raumenis ir visa kita. O prieš miegą ką galėtum patarti, nes bent jau aš tai kiek seniau tai mėgdavau prieš miegą ten, ir pasmagurauti, žinai, ir kitų dalykų. Tai prieš miegą rekomenduočiau liesos varškės, nes liesa varškė turi kazeino, tai yra lėtai įsisavina baltymas, kuris tiesiog maitintų jūsų kūną, jūsų raumenis, kol jūs miegosite. Tai va, klausytojai, nepersivalgykit prieš miegą, susitvarkykit mitybą ir manau, kad po mėnesio ir kito rezultatai pradės matytis ant jūsų. Jo, realiai, jeigu, tarkim, valgytumėt kaip reikia, ko reikia, duotumėt kūno, ko jisai prašo, tai per mėnesį galima tikrai pasiekti tokių rezultatų, kad netgi pažiūrėsi veidrodį, net pažinsi savęs. Tai va, visiems linkim pasiekti tokių rezultatų. Lukai, dabar pakalbėkime apie kitus dalykus, kurie irgi susijęs su sportu, tai būtų papildai. Tai ką manai apie visus papildus, nes dažnai žiniasklaidai būna pranešama, kad papildai negerai. Tai gal galėtume vardinti papildus, kokius vartoji ir jų kokį poveikį tavo kūnui? Ar tikrai visi papildai yra sveiki ir geri, ar yra ir tokių, kurie kenkia mums? Mano nuomonė, kad papildai nedaro stebuklų. Viskas priklauso nuo mitybos ir jūsų sporto programos. Tačiau jie vis tiek padeda pagreitinti viską, padeda labiau kūnui surinkti visas reikiamas medžiagas. Ar, pavyzdžiui, gauti tinkamą kiekį aminorūgščių, tai paprasčiausiai reikėtų kažkur suvalgyti vos ne kilogramą mėsos ar ten išgerti litrą pieno. Tai toks dalykas kaip papildas BCA, tai yra aminorūgštis, padeda surinkti tinkamą kiekį ir duoti kūnui, ko jis prašo. Dėl to yra papildai labai naudingi. O esi pajutęs, vis tiek papildus naudoji, manau, ne vienerius metus, ar esi pajutęs kažkokį šalatinį poveikį? Ne, dar nei kart man neteko pajausti nieko, niekada jokių problemų net su sveikata nieko neturėjau. O šiaip, ką aš pats vartoju iš papildų, tai būtų aminorūgštis, kreatiną, proteiną ir žūtaukus bei vitaminus. Beje, proteiną netgi nerekomenduočiau daugam, tiesiog kurie turi pinigų ir gali savo leisti ant papildų, tai žinoma, galima save pasmaginti su tais visais skoniais ir visa kita, tačiau pas proteiną aš labai dažnai nevartoju, o po treniruotės paprasčiausiai suvalgau kokius nors 6 kiaušinio baltymus. Ir viskas. Jo, tai tiesiog paprasčiausiai proteinas yra paprasti baltymai, kuriuos galima irgi kompensuoti maistu. Ir šiaip visą laiką bus geriau papildus keisti maistą. Visą laiką maistas bus pirmoje vietoje. Ok, ką manai apie neleistinus dalykus sporte, kaip steroidai? Nes, vis tiek, kai žmonės pasiekia tam tikrų rezultatų, kartais sunku žinoti, kuris pasiekia nuoširdžiai ir kuris pasiekia realiai chemijos, kurį jie galima įvardinti taip būdais. Tai ką manai apie visus tuos steroidus? Manau, kad žmonės nelabai turėtų kreipti, ką kitas žmogus daro ir šiaip vartoja ir kaip jis ką pasiekia, nes tai vis tiek yra žmogaus pasirinkimas, tai jo yra sprendimas, jo gyvenimas ir jisai tai daro, jeigu jam tai patinka ar jis nori. Tačiau mano nuomonė apie šiuos visus preparatus, apie šitą chemiją ir steroidus, tai realiai jokios nuomonės aš apie tai neturiu, nes realiai jeigu atvirai, tai nevartoju ir neplanuoju niekada vartot, nes yra kelios priežastys, man visų pirma yra tik 18 dabar ir net būtų tai mano kūnui nesveika,
O paprasčiausiai kitos priežastys būtų tai, kad mano realiai pats pirmas tikslas buvo, kai aš pradėjau sportuoti ir netgi iki šios dienos yra tai, kad noras pasiekti tokių rezultatų, kad visiems atrodyčiau nenatūralus ir šiaip, tiesiog pramušti tą tokią ribą, kuri atrodo natūraliai ir tiesiog pasiekti tokių, kaip sakant, nesveikų rezultatų. Tai visiems, kurie klauso, žinokit, kad jeigu norit pasiekti rezultatą, tiesiog reikia sunkaus darbo ir suprasti, kad tai užtruks keletą metų ir tikrai galit pasiekti savo tikslų. Ir reikia dažnai tikslus, manau, žiūrėti realiai, nes labai dažnai žmonės seka tokius atletus kaip Lazar Angelov ir visus kitus ir nusprendžia, aš būsiu toks. Pasiekti galima, bet... Jokie steroidai nėra reikalingi tam, kad pasiekti. Tik reikia daug darbo ir valios. Bet kokį dalyką darant, tai reikia daug darbo. Ok, pakalbėkime apie 2016 metus. Tai kokie būtų tavo tikslai iš, sakykime, verslo pusės? Vis tiek kažkokių turi idėjų plėsti savo veiklą, kažką daryti, kažką kurti ir būtų įdomu išgirsti. Iš šių metų planų tai planuoju su Body Creators labiau viską praplėsti, labiau visur nukeliauti, pakeliauti, veiklą plėsti, jungti žmonės, motyvuoti. Trumpai apie Body Creators gal galėtum pasisakyti porą sakinių. Jūs galite nueiti arba į puslapį mūsų, tai bodycreators.lt arba į Facebooką, tiesiog parašykit Body Creators, tai pamatysit mūsų grupę, tai ją įkūriau prieš metus ir realiai šiuo metu stengiamas motyvuoti kuo daugiau žmonių ir suvienyti visus, bei pardavinėjam savo atributiką, kad visi žmonės jaustųsi suvienyti, sportuotų, vienu žodžiu, tiesiog sportininkų judėjimas. Dalinamės sveiką gyvenseną. Ok, tai tęskite apie tikslus. Taigi, iš mano asmeninių tikslų šiais metais tai būtų paprasčiausiai praplėsti savo socialinį tinklą, surinkti kuo daugiau fanų, suvienyti juos, motyvuoti, tiesiog, kad vyrautų gera nuotaika, bei visi laimingi būtų. Po to vienas iš didžiausių mano planų tai yra pakeliauti truputį. Tai planuoju nukeliauti į Ameriką, nes šiuo metu palaikau kontaktą su keliais žmonėmis iš tenais ir jie labai norėtų susitikti bei pasportuoti. Šiaip visokių klausimų jie man turi, sakė, tai būtų tikrai, manau, labai didžiulis įspūdis mano gyvenime ten nuvykti. O apie varžybas? Dėl varžybų tai planuoju šį pavasarį nedalyvauti, padaryti pertrauką, nes laukia manęs rimtas išbandymas, toks kaip egzaminai, tai reikia gerai pasiruošti. Manau, tai bus tau sunkiau negu sportas. O šiaip varžybos dabar artimiausias bus rudenį. Gal žinai kur? Šiuo metu dar nesu apsisprendęs, bet kad Lietuvoje dalyvausiu, tai tikrai, bet tikiuosi, jeigu viskas tikrai paeis gerai, tai planuoju dalyvauti užsienyje, tai greičiausiai būtų Londone, Europos čempionate. Aišku, ir jeigu baigėsi savo visais tikslais 2016 metais? Čia buvo mano pagrindiniai tikslai. Ok, tai aš užklausiu tokio klausimo, kurį turiu įsirašęs ir ar žmonės tikrai tokie pikti sporto salėse, nes, pat žinai ir matai, kad sporto salė, jeigu ateina naujokas, tai, tarkim, tu visi pikti atrodo, visi rimti, visi pikti. Kaip manai, ar taip iš tikrųjų yra? Kaip čia pasakius, realiai, manau, gal priklauso... Realiai, priklausys, kada ateisi ir kokią salę ateisi. Bet dažniausiai, kiek pastebėjau, tai žmonės vieni kitiems padeda. Bent jau, kur aš buvau, kur aš sportuoju, tai niekart nemačiau, kad kažkoks ten eitų vyras ir pamatytų vaiką ir dar, tarkim, apriektų jį. Ne, tiesiog mes visi draugiškai padedam viens kitam ir padedam tobulėti. Tai jeigu Lukai tave kas nors sporto salėje atpažins, tai drąsiai gali prieiti ir paklausti patarimo. Tai žinoma, aš netgi pamatau pas kokį nors žmogų, kuris tikrai, matau, netaisyklingai daro ir, man tiesiog sąžinė netgi neleidžia ir tiesiog noriu jam padėti, kad gerų rezultatų jis pasiektų ir nesusitraumuotų paprasčiausiai. Tai žinokit, drąsiai visi gali prašyti mano pagalbos. Tai mūsų laikas kaip jau ir eina į pabaigą, tai Lukai, gal kokį, nežinau, bendrą palinkėjimą žmonėms
2016 metams? Palinkėčiau visiems vaikinam daug panų, o panelėms paprasčiausiai įgyvendinti savo svajonių kūno rezultatų. Ir bernų. Jo, nu ir bernų šiandien. Jo. Jo, tai Lukai, labai ačiū, kad sutikai dalyvauti mūsų podcaste. Ne, tai čia ačiū tau, Justai. Ir norim padėkoti visiems klausytojams, kurie mūsų klausėt ir susitiksim kitame epizode. Iki. Būtinai, viso.